Viduržemio jūros regioną sudaro šalys esančios aplink Viduržemio jūrą. Dalis Europos ir Izraelis, Marokas, Albanija, Sirija, Egiptas, Tunisas, Libanas, Turkija, Alžyras, okupuotoji Palestinos teritorija, Jordanija, Mauritanija. Viduržemio jūros šalių asamblėją galime įsivaizduoti kaip laivą. Jame plaukia 260 keleivių, 130 jau išvardintų šalių atstovų ir 130 ES atstovų. 49 iš jų priklauso Europos parlamento delegacijai, 81 atstovauja savo šalių parlamentus. Visą tai ir sudaro Eurometo asamblėja, kurioje veikia 4 komitetai. Gyvenimo kokybės gerinimo, pilietinių visuomeninių mainų ir kultūros, moterų teisių, ekonomikos, finansų, socialinių reikalų ir švietimo bei politikos, saugumo, žmogaus teisių. Eurometo asamblėjos funkcijos visais šiais klausimais patarti, prižiūrėti, teikti pasiūlymus bei priimti rezoliucijas. Euromet, kad šalių partnerystė kuo geriau tenkintų visuomenės interesus ir lūkesčius.